Mes iš tikrųjų laiką leidžiame ne šalia čia sėdėdami patogiai. Mes laiką leidžiame už borto. Va taip va. Tai vadinasi, mes plaukimo metu kabame čia ir iš tikrųjų čia reikalauja pakankamai daug fizinių jėgų išsilaikyti ir neiškristi per bortą. Iškrenti per bortą, praktiškai varžybos pralaimėtų. Šalia to kenčia rankos, kenčia kojos ir gavus komandą iš taktiko vairininko, aš turiu apie 1,5 sekundės iššokti vidų. Pakankamai daug įtampos, pakankamai daug streso. Dar yra įdomus dalykai, kuriuos atradome atvykę čia į Kanarus. Kaip banga keičia iš tikrųjų mūsų vadinamą krenavimą. Rankos, tiksliau dilbiai, labai smarkiai vargsta. Nes bangavimas, supimas iš tikrųjų kur kas daugiau pastangų negu ant lygaus vandens reikalaujantis darbas. To pasekoje gaunasi, kad pavargsta labai rankos ir kai reikia šokti vidų ir jau ten dirbti su vakštagais, tame tarpe prie didesnio vėjo dar čia reikia ir normaliai pats sukti, nebėra jėgų. Nu ir tada iš to gimsta ten aibė problemų. Tai dėl to mes pakeitėme savo netgi krenavimo logiką, ko pasekoje mes dabar jau laikomės nebe ant rankų, kad saugoti dilbius ir rankų jėgas, o iš blauzdų ir preso. Tai reiškia, mes visą laiką krenuodami spaudžiame kojas į korpusą, kad nuimti apkrovą nuo rankų, tam, kad rankos būtų, liaudiškai tariant, gyvos, tam, kad mes galėtume jomis naudotis, kai ateina tam laikas.